pokalbio tikslas yra atsispyrus į šitą medžiagą, kurią neša paroda ir kuri yra tik tai mažas lašelis tos didelės baisios patirties, kurią mes patyrėme kaip visuomenė, kai kas tiesiogiai, kažkas su bauguliu žiūrėdamas į tuos, kurie išvažiuoja, grįžta visai kitokie arba negrįžta. Mums reikia kaip visuomeniai truputėlį pagalvoti, ką tai daro mums su dabartinė kariuomenė. Ir mūsų šeimos jaunuolis vienas sugalvojo vasarą nusiskusti plaukus, nes karšta. Ir nuskuto mes jam tos plaukus ir pamatė močiutę ir jinai iš karto puolė į ašaras. Ir jai pasidarė nepaprastai baisu ir jinai net negalėjo artikuliuoti. Tai tas toksai užslopinta kolektyvinė trauma, sakyčiau, galima atpažinti, nes kariuomenė tai yra kažkas labai baisaus. Kitas momentas, toliau iš filmų, ten visokių amerikoniškų, rusiškų, kurio mes matėm, likęs toksai supratimas, kad kariuomenė yra tokia ir toliau muštro vieta. Taip, dabar jinai yra sava, taip, jinai yra ten ne okupantų, bet vis tiek ten turbūt jos muštruoja, rėkia ant jų, gainėja ir tarsi mes nežinom, kaip čia dabar verta tos vaikus skatinti eiti kariuomenę ar neverta. Matosi, kad jaunimas jau nori užsirašyti šauktinius, jau kažkokios eilės net susidaro, nes tas jaunuolis, kur buvo nuskustas dabar kaip tik ir yra, Klaipėdoj ten kelios dienos kaip šauktinis ir jo akis švyti kol kas. Svarbu, kad ir mes suprastume ir palaikytume. Tai žodžiu, pasikviečiau 3 vyrukus, kad kalbėtų žmonės apie dabartį, kurie yra, sąlyginai laisvesni, atsargos karininkai, tai nėra, kaip sakant, karininkai, kurie organizuoja ten veiklą. O Darių Žiūrą menininką, kurio pristatinėti šitai publikai nereikia, į pokalbį traukiam kaip žmogų, kuris buvo sovietiniai kariuomeniai, kuris gali artikuliuoti savo kailiu taip, kaip ten buvo. Kai pradėjom ruošiam parodą, Dariaus Žiūros, mes kartu nutarėm, kad verta paskaityti visus tos mano pristatymus ir atsispiriant nuo pavadinimo klausimas, ar tu savo norą ėjai į kariuomenę. Ir kitas klausimas yra toksai, kai aš jam daviau pažiūrėti savo raštus, ten buvau parašęs, kad ir buka jėga, sako, ne buka jėga, tai rafinuota jėga. Ten yra naudojama. Tai dabar prašau paaiškink, kodėl tu man siūlai tai pataisyti. Kaip buka jėga, tai toksai stereotipas. Iš tikrųjų, tai yra labai rafinuota sistema, reiškia, nužmoginimo. Veikianti labai įvairiais lygmenimis. Ir toli gražu, armijai sovietiniai toli gražu nebūdavo vien tos fizinės jėgos, reiškia, poveikių viskas daroma. Tai va, o aišku, kad savo norų tai į sovietinę armiją niekas nėjo. Tai, ta prasme, tiesiog buvo 2 pasirinkimai, arba psichūškė, arba armija. Ta prasme, arba, kažkokia tai fizinė negalia, jeigu turi. Bet šiaip tai dar vienas pasirinkimas buvo institutas, reiškia, kur tarsi čiurikas, ta prasme, aš mokausi aukštoje mokykloje ir čia labai toksai gera išeitis. Bet šiaip žmogui iš liaudės, ta prasme, kuris nesimokė kažkokiai aukštoje mokykloje, tai faktiškai nebuvo kito kelio. Ir tuo metu ten Afganistane karas vyko ir ten cinkuoti karstai grįždavo laiks nuo laiko į Lietuvą ir niekas nežinojo, nei kur tu papulsi, nei kas su tavim bus. Tai va, o ta sistema tai jinai labai tokia, kaip pasakyti, labai veikianti įvairiais lygiais. Ir per jėgą, aišku, prasme, bet labai daug ir įvairių psichologinių niuansų ir taip toliau, ideologinių ir taip toliau. Jūs abudu
pasirinkote karo akademiją, mokėtės būti kariais jau Lietuvos kariuomeniai, teisingai. Ir jum nebuvo, pavyzdžiui, einant tokio kažkokio blogo jausmo, kad ten kažkokia yra pavojinga aplinka, su kokiom nuomonėm, nuostatom? Tokios baimės, žinai, kaip į kariuomenę, tokio kaip sovietinė, tai nebuvo kažkaip, nors kariuomenė tuo metu dar buvo netokia jau ir lietuviška. Pirmi lietuviškos kariuomenės metai, girdėjau, buvo net žiauresni už sovietinę. Kaip pasileido, mažiau tvarkos ten. Tai buvo sunkiau, 96, man atrodo, buvo sunkiausia, lyg tai girdėjau. Tai aš 98 stojau į karo akademiją, jau biškį vėliau. Ir karo akademija atrodė daug saugiau negu kariuomenė. Tai kažkaip tokios didelės baimės nebuvo. Bet gal čia aš norėčiau truputį išskirti, nes šauktinių kariuomenė. Ar mūcha šauktinių, tai pasirinkimo nelabai ir buvo. Visus ėmė tada. Ir tu teisingai arba psichiškai, arba institutas, tai čia taip. Bet dar buvo žmonių, kurie savo norėjo, ir aš jų žinau, į sovietinę okupantų kariuomenę. Ir tai ėjo, aš kalbu ne apie tuos, kurie liko, nes pat buvę šauktinių galėjai likti, eiti puskarininkai, seržantai. Bet kiti stojo būti karininkais. Jie savo norėjo. Bet čia kas kita, tai prasme, būti karininku vis tiek yra, Bet aš tik sakau, kad, reiškia, čia dar kitas momentas, nes tada tu turbūt, nesi visai nepilno, tu supranti, aš spėju, kad tu supranti, kad jeigu tu eini į okupanto kariuomenę, tai tavo pasirinkimas yra kažkoks, vis tiek turi būti kažkiek tai suderinamas su tavo vertybėm, nežinau, turbūt. Nes aš galvoju apie tą jaunuolį, kuris, aš žinau žmonių, kurie nuėjo mokytis, pavyzdžiui, pilotais. Tai neišvengiama. Jeigu norėjai būti pilotu, aš norėjau būti pilotu. Kažkada. Tai tu neišvengiama, tu turėtum tada eiti, stoti ir, reiškia, mokytis, nes Lietuvoje ne. Gerai, dabar apie Lietuvos kariuomenę. Tai pirmas dalykas yra tas, kad aš mokiausi universitete. Ir tai paskui ėjau į karo akademiją. Tai aš baigiau ne tokį, pagerintą kursą. Tai aš labai norėjau tenais. Čia yra kitas dalykas. Nebuvo nekiek ir klausimą? Ne. Ėjimas savanorių, tai aš manau, kad buvo tikrai dalis, kurie ėjo savanorių, bet po to noras dingo. Čia apie sovietinę, jeigu kalbant. Gal ir apie lietuvišką. Kažkiek tai gal ne visi, kaip sakant, mato save struktūrose. Bet aš manau, kad sovietinė kariuomenė, kiek teko čia prisiskaityti visokių baisių dalykų, tai susidaro toks jausmas, kad jinai kažkiek atspindi ir sovietinės visuomenės tą bendrą nuostatą, kad žmogus yra niokojamas, grupė niokojama tol, kol jos nori pasidaro tokie paprasti, kaip pavyzdžiui, kad labai džiugina, kaip Zigmą Stanku, kaip tampama albinosiais, paprastas tualetas pamato ir džiaugiasi, arba ten pasiruošia beveik bet ką padaryti, kad gautų kaip atpildą kondensuoto pieno dėžę. Tai tas toksai ir visuomenė taip yra nuskurdinama, kad tu kažkurio momentu pradedi norėti tokių paprastų dalykų ir toksai tampi manipuliuojamas šiek tiek objektas ir tu turi daryti karjerą, nes kitaip tave darys. Arba tu viršui, arba apačioj, tas santykis toksai, žmonės įvairiai ten laviruodavo, nėra taip paprasta su žmonėm, bet iš principo sistema tokia buvo padaryta, kad tave muša, po to tu muši ir tas toksai kažkoksai nesveikas ratas sukasi. Gal kodėl galėjo būti argumentas eiti į aukštesnius karininkus, tam, kad tu automatiškai suplanuoji savo ateitį iš viršaus, kad tu, o ne tave. Toksai strategija tarsi. Aš manau, kad sistema, ta sistema, kuri buvo okupacinė, jinai buvo taip gerai padaryta, kad kai kurie žmonės norėjo tarnauti kariuomenėje ir būti karininkais. Aš kalbu dabar ne apie kolonistus, ne apie rusus, bet apie lietuvius, kurie ėjo tarnauti, būdami lietuviais, ėjo tarnauti į kariuomenę savo norų, okupacinę, dėl to, kad jie norėjo būti galbūt kariuomenės dalimi. Ne dėl to, kad iš viršaus žiūrėtų. Tai aš manau, kad buvo, bet turbūt nebuvo labai didelė dalis.
Bet šiaip karininkai tam kontekste, jie gana neblogai gyvena, jos ten aprūpindavo būtais visokiais iš karto, kur paskirdavo ir taip toliau, turėjo, ta prasme, socialinį saugumą kažkokį. Ir ta prasme, Rusijos visuomenė į karininkus žiūrėdavo su pagarba, iš tikrųjų. Ta prasme, gerbdavo karininkiją, iš tikrųjų. Tai... Gera karjera. Aš gal Socialinis suformuluosiu. Pabaigsiu, gal suformuluosiu. Šitie žmonės ėjo būti okupacinės kariuomenės karininkai, suprasdami, ką jie daro. Ne dėl to, kad jie gaus geresnį atlyginimą, bet dėl to, kad jie psichologiškai geriau jausis turbūt. Gerai, užfiksavom šitą. Elinai, kažką. Gera karjera, aš pritariu dar. Čia su Boltu važiavau, ukrainietė veža, žinai, kažkaip užsikalbėjom apie kodėl aš išėjau iš kariuomenės, žinai. Sako, gera karjera, ten socialinės garantijos, viską, tai, taip skaičiuoja, gana materialiai, kad tu gausi atlyginimą neblogą, galbūt, būdavo, dabar nebėra. Pas dalį žmonių tai yra pagrindiniai kriterijai. Pensija anksti, žinai, va, tie visi dalykai, pagarbos dar yra iš visuomenės, skirtingais laikotarpiais, daugiau, mažiau, bet tokia kaip būsi daktaras, gerai gyvensi, žinai, va, toks kažkoks panašus. Verta 10 metų arti ten toj kultūroje, kur irgi panašiai karinė kultūra, daktarų auginimo kultūra, tai verta tiek kentėti, kad po to jau gyventum. Bet dabar, jeigu bandant suprasti tokius tarsi skirtumus, ar ne, sovietiniai kariuomeniai labai daug kur labai aiškiai sakoma, kad reiškia reikalinga izoliacija, atitraukti nuo aplinkinio. Lietuvos šauktinių kariuomeniai dabar tokio izoliavimo tarsi nėra. Bet, žodžiu, formuojamas yra naujasis žmogus ir jisai ugdomas mušimų. Kareivis pradeda galvoti mušamas. Čia tokie kaip vos neoficiali. Ar dabar, ta prasme, kažkaip galima, ta prasme, jautėtų tą mąstymą, kad, žodžiu, kareivis yra auklėjamas mušimų? Ne visai taip. Ta prasme, ten labai įvairios situacijos toje armijoje irgi, ta prasme, įvairūs santykiai ir, ta prasme, tas smurtas, aišku, jisai buvo, reiškia, tų santykių dalim. Tai teko man matyti ir tokių žiaurių atvejų. Šiaip visa sovietinė turbūt kultūra buvo labai stipriai orientuota į smurtą. Smurtas, kai tampa sistemos dalimi, jisai tarsi legitimuojamas ir tada ir dalis žmonių, didelė dalis žmonių iš tikrųjų ima tą sistemą palaikyti. Čia kaip Milgramo eksperimentas, reiškia, kur kažkoks tai, reiškia, autoritetas legitimuoja, reiškia, smurtinę situaciją ir tada didesnė dalis žmonių tai situacijai pasirašo, reiškia. Bet čia galioja įvairiuose situacijose, ten kad ir kokį Balios Sruogos Tėvų miškas ar Grinkevičiūtės Lietuviai prie Laptevų jūros, prasme, kaip visą laiką egzistuoja skirtingi veikėjai, kurių didžioji dalis pasirašo smurtui, bet tam tikra dalis priešinasi. Reiškia, ir nejaučia malonumo žeminti kitą. Reiškia. Bet tokių žmonių yra mažuma visada. Ir sovietinė armija totaliai tą sistemą, reiškia, smurtinio legitimizavo. Reiškia. Ten tik tai, ne konclageris, ten, ta prasme, lavonų nesimatė, reiškia, ten taip toliau, bet visokios santykiuose tai, buvo nemažai. Santykiuose tarp kareivių, santykiuose tarp karininko ir kareivio? Tarp karininko ir kareivio būdavo labai retai. Ta prasme, būdavo tokių karininkų, kurie mėgdavo užvažiuoti kareivėmis snukį, bet čia būdavo, tokie reti išimtiniai atvejai. Bent jau ten, kur aš tarnavau. Bet pagrindinė tai tokia, kaip bėda, aš supratau, buvo, kad nestatutiniai santykiai, tai reiškia, kai kareiviai
tarp savęs aiškinasi ir tas kastas sudaro, Jo, o karininkai tai ignoruoja, karininkai ignoruoja. nes jiems taip Dažniausiai. naudinga. Taip. Kaip dabar galėtų būti? Kaip galėtų būti? Ne, kaip. Ta prasme, mano interesas yra toks vos ne mamiškas, suprasti, ar tai dar, kiek to paties liko dabar. Ne, tai be šansų dabar, kad tai būtų niekur Lietuvoje, taip negali būti. Jeigu ir atsitiktų kažkurioje vietoje, žinai, tai greit paaiškėtų. Tai nieko panašaus nebėra. Nėra 2 šaukimų, tai nebėra dedavšinos, kad vieni kitiems kariai vadovauja. Nu ir laikas kitas, ta prasme, nespėja išsivystyti viskas. 2 metai tai yra labai ilgas laiko tarpas. Prasme. Tai jeigu trumpai, tai nėra neįmanoma, bet ne viskas taip rožėm klota, žinai. Yra tų seržantų, kurie parėkia, bet kad užvažiuotų, kada prasme fiziškai priliestų, tai jau pas mus, mano kurse, išlėkė 3 kurse, mano kursiokas už tai, kad ten kariai šliaužiais kažkaip lyg tai netaikė, bet iš šalmą įspyrė šliaužiančiam, žinai. Tai jis išlėkė jau tada, jau 2 kažkur. Tai dabar tai tikrai neįmanoma, jeigu apie fizinį smurtą. Vis tiek turbūt kyla kažkokie, tai daug ten žmonių vienai vietai kyla kažkokie reikalai. Ja, žiūrėkit, šiaip, ta prasme, kariuomenė, tai nėra vaikų darželis. Aš suprantu, kad neramu neskina. Tai, ta prasme, aš truputį, aš noriu, kad suprastumėt, kodėl, aš neteisinu jokių būdų, žinot, čia to negali būti. Bet kodėl sovietiniai kariuomeniai, okupaciniai kariuomeniai, bet nesvarbu, sovietinė kariuomenė, kodėl karininkai nematydavo. Jie ne tai, kad nematydavo, jie sudarydavo tam sąlygas. Nes kareivis turi būti užgrūdintas. Suranda. Sovietiniai kariuomeniai leisdavo 3% žūčių pratybų metu. 3%. Iš 100 karių šauktinių 3 galėjo žūti. Žūti. Jūs suprantat, ką tai reiškia? Nes karininkai tai buvo ugdomi, kad, reiškia, jeigu 3% žuvo, tai čia gamtoje leidžiama, kad 7 ten kažkokie, žinot, pamenat, Mendelio ten tie dėsniai visi. Ten, kur su žirniais ten kažką darė. Tai sakė, 7% yra, nevykę, juos reikia tiesiog. Tai Rusija dar buvo, Sovietų sąjunga buvo sumažinusi kartelį iki 3%. Bet 3% tai 3 iš 100 žūčių. Bet tikslas to buvo iš karininkijos pusės labai paprastas. Tai mes užgrūdinom tos kareivius, mes padarėm iš jų kažką tai, kad jie galėtų kariauti prieš supuvusių kapitalizmą. Lietuvos kariuomenė yra tas pats, bet kariuomenė yra jėgos struktūra. Tu negali, reiškia, duosiu pavyzdį. Aš jau buvau išėjęs, man atrodo, išėjęs iš kariuomenės, kūriau karių asociaciją ir, kaip visada, paprašė įsiaiškinti, kas įvyko Rukloje, o Rukloje pasirodo įvyko baisus dalykai. Ir aš nuvažiuoju, tas baisus dalykas yra tas, kad seržantas šauktinius kareivius lyjant lietui privertė gultis į balą. Aš tuo metu buvau karių asociacijos vadovu ir aš nesuprantu skundo esmės. Sakau, tai pratybos vyksta. Ne, bet vienas gulė, reiškia, šalia, o kitas būtinai į balą. Ir liepia gulėti baloj. Tai gerai, sakau, tai yra tokios, čia yra kariuomenė. Tai čia pasityčiojimas, sakau. Tai ką mes norime iš tos kariuomenės, ta prasme, čia reikia tai įvertinti. Aš nesakau, kad reikia mušti, daužyti, aš ne apie tai šneku. Aš sakau, kad kariuomenė yra jėgos struktūra. Ir jėgos struktūroje, taip yra, kad yra tam tikros jėgos taisyklės. Bet aš galbūt vėl grįšiu prie savo pirmos minties, aš noriu, kad jūs suprastumėt. Žiūrėkit, kai aš atėjau tą pačią Ruklą, aš ėjau karininkui, bet aš pasiprašiau ateiti kareivių pratarnauti. Būrio seržantų, žvalgybos būryje. Ir aš dabar pavardžių neminėsiu, bet jisai sako man, jis pasikvietė, klausyk, sako, Nadis, tu, sako, vieną dalyko nesupranti. Sakau, kokio? Tu, sako, į kareivį žiūri kaip į žmogų. Kareivis nėra žmogus. Kareivis yra automato numeris, supranti? Tai aš tą norėjau pasakyti, kad sovietiniai kariuomeniai, okupaciniai kariuomeniai, žmogus, kuris ėjo į savo norą, aš kalbu ne apie jūs, savo norą. Jisai turbūt ėjo norėdamas jausti tą galę, kad jisai galėjo žiūrėti į kitą žmogų kaip į numerį automatą. Va čia tas dalykas, ir ta sistema puikiai veikia. Nužmoginti. Lietuvos kariuomenė veikia truputį atvirkščiai, jinai nužmogina priešą. Čia neišvengiamas dalykas. Tu turi nužmoginti priešą, nes kitaip tu negalėsi prieš jį kariauti, ne?
Tai kadangi mes esame maži, ir ne tik Lietuva maža, bet visos NATO kariuomenės, demokratinių šalių kariuomenės, jos nužmogina priešą ir sureikšmina labai smarkiai žmogų, kuris tarnauja savo šalį. Nu, čia yra skirtumas esminis, bet jėga jinai vis tiek yra kariuomeniai. Nu, tai yra jėgos struktūra. Tu ugdai tenais karį. Nu, tu negali jam sakyti, kad dabar jeigu tu gali, galbūt yra alternatyvinė karo tarnyba. Bet tu negali, reiškia, nu, dabar mes su gėlėm lauksim. Nu, taip nebūna. O tai vis dėlto kaip buvo su to automato numeriu toliau, ta prasme, persivertė mąstymas ir... Aš mačiau tą perversmą. Pavyko suprasti tą, ko nesupratot prieš tai. Tuo metu, po kelių metų atėjo Kronkaitis, kariuomenės vadas iš Amerikos, kuris buvo nesvarbus, bet kad logistikos buvęs pulkininkas, bet jis atėjo ir jisai atnešė iš principo visiškai skirtingą matymą, vertybinį pokytį. Tai buvo labai svarbu. Ir nuo jo pradėjo keistis viskas. Jis pradėjo siūsti, jis pradėjo siūsti karininkus mokytis į NATO mokyklas. Ne čia viduje kažkur virti, bet į NATO, į vakarus. Ta prasme, aš atsimenu, jaunas leitenantas nuvažiavau 2000 metais mokytis karo ekologijos į Daniją. Ir aš pamačiau tenais, man davė būrį kareivių. Ir aš pamačiau tos kareivius, aš sakau, išprotėjau, aš negalėsiu jiem vadovauti. Nes įsivaizduokit, yra būrys 300 kareivių. Kažkas sauskrų, kažkas su skiauterė. Jie išsirikiuoja, aš banduoju išrikiuoti, vienas automatą tai velka. Aš stoviu ir aš galvoju, kur aš papuoliau? Čia kariuomenė ar ne? Bet tai davė supratimą labai didelį, pakeitimą. Suvokimą, kad čia yra žmonės. Ir kad visai kitaip reikia bendrauti. Ir kad tu turi tada susitarti su kariu, kad jisai būtų karys. Turbūt, kad buvo tas posūkio taškas, gal buvo ne vienas posūkio taškas, bet Kronkaitis didelis ten taškas, kai jisai sakė, kad kariam reikia normalių kareivinių. Ir kažkaip pradėjo, vien iš infrastruktūros pažiūrėti, ne tik į karį, kaip į žmogų, bet čia kaip ir žmogų, ne, kad pastatykim normalius namus, o ne šitas barakus. Ir pradėjo statytis jie. Ir tas užsienio dalykas irgi labai buvo geras posūkis, kai dabar jaučiu kas trečias karininkas yra baigęs užsienį bent kelis mėnesius, tai jis yra bendravęs su kitom NATO dažniausiai valstybėm, mato kaip tie elgesi, kaip tie bendrauja. Ir dabar turbūt visi jau karininkai yra dalyvavę pratybose bendrose su kažkuriais užsieniečiais, tai mato kaip vadovauja tiem kariam. Tai tas natūraliai po biškį persima. Tai kaip jie ten vadovauja, kas tas užsienietiškas kitokiškumas? Man toks buvo vienas toks pamatymas, mes čia oro pajėgas biškai, tai pasakyčiau, atsilikinėjom nuo pėstininkų, gal tokioj vadovavimo, nežinau, kultūroje. Tai pas mus buvo įprasta ilgas stalas, žinai, vadas gale, ten visi klauso. O atvarau į pėstininkus, į pratybas, tai vadas sėdi, žinai, va čia tas sunkvežimis su tentu vadavietė, žinai, vadas sėdi, čia jo kuopų vadai sėdi ir jie kartu va taip kalbasi, žinai, tai žiūrėk, tau reikės čia nuvaryti, tu tą pridengsi. Taip pat paprastai, be jokio atstumo, tai man buvo, vau, kaip fainai čia pas jūs vyksta. Tai žmogus, žodžiu, tas kitas nenumeris. Tikrai nenumeris. Ir dar buvo toks, kad va čia jau vadas vadovauja nebe per štabą, žinai. Pas mus dar oro pajėgose būdavo vadas pasako štabo viršininkui ir štabo viršininkas nueina jau tiem kuopų vadam pasakyti, ką daryti. Toks per tarpininką, per adjutantą tokį. O ten jau tiesiai vadas kaip su savo sūnum, žinai, bendrauja ir... Tai artumas atsiranda. Artumas labai mažėja. Iki tiek, kad dažnai daliniuose laipsniai kalbasi vardu, žinai. Oficialiai pasako tą tamstą, bet vardu daug kur yra. Su kareiviu ne visada, bet kažkada mano vadu atėjo toks Mindaugas vadovauti iš Švedijoje baigęs, tai jisai pradėjo sveikinti su kariais ranka, žinai, su visais. Tai kuopos vadas yra 5 lygiais aukštesnis už tą eilinį ir jis visiems rankas spaudžia. Mes sakom, nesąmonė, taip negalima. Čia būtent kalbam apie tą lūžio tašką, nes tai 98, 99, 2000, 2001 metai, tai buvo Lietuvos kariuomenėje lūžio taškas, aš sakyčiau. Ir mums teko, man ir turbūt ir Linui teko garbėti tą lūžio tašką matyti.
Dar vienas labai svarbus dalykas, kai jūs paklausėte apie tą, kur baigiau. Na, aš baigiau karo akademiją, bet aš esu spec pajėgų karininkas. Tai yra kaip diena ir naktis, ta prasme. Aš atėjau į kariuomenės kūriamą vienetą įslaptintą, kuriame nuo vado iki paskutinio vairuotojo visi buvo lygus. Pozicijos skiriasi, laipsniai skiriasi. Taip? Ir operacijos metu visi mes turim savo atsakomybės, ir čia nėra kalbų, bet kai mes esam taikos metu, tai nėra ten, tai visi yra, hebra, suprantat, visi yra, geriam kavą, arbatą, ta prasme, galim išsivirti kareivinėse, ta prasme, čia yra jokių problemų. Ir dėl to mes labai į mus kreivai žiūrėjo visi kiti. Ypatingai kariuomenė, ta pati tokia struktūruota kariuomenė, kuri buvo atsinešta iš sovietų, reiškia, nes, kaip čia dabar yra, ta prasme, kaip taip gali būti? Jūs mums atrodėt kaip tie danai. Bet mes savo kaip danai netrodė, nes kai aš važiavau į Daniją ir pamačiau, kaip, sako, dabar tu tam būriui vadovausi. Ir tada aš supratau, kad čia nieko nebus, čia reikia ne laipsnio, čia reikia sugebėti tą žmogų motyvuoti. Ir aš manau, kad pats pagrindinis dalykas yra ta motyvacija, sugebėjimas sumotyvuoti ir suburti komandą. Ir tai pradėjo su vertybių atnešimu. Mes už savo šalį. Mes turim savo istoriją. Mes turim savo mamas, tėčius, sūnus, vaikus ginti, brolius, seseris arba vyresni. Mes dėl to čia esam. Ne dėl to, kad čia laipsniai kažkokia struktūra man labai. Ir tada tas buvo postūmis į priekį. Ir tada tas pats žmogus, apie kurį išneku, kuris man kalbėjo, kad pulko vadas, kad kareivis yra automato numeris, kuris turi miegoti, valgyti, ir palesėti, kad automatas šaudytų. Jis niekaip negalėjo suprasti, kodėl tas būrys mano staiga geriausiai visur viską daro. Nes ten sakau, tai čia yra, ten yra žmonės. Jeigu tu žiūri juos kaip žmonės, tada viskas yra tvarkoje. Bet kas įdomu, kad ir sovietų kariuomeniai tokių buvo, kurie sumotyvuoja. Čia Žuko kariuomenės vado atsiminimuose apie savo tarnybą sovietų kariuomenėje. Jis pasakoja apie vieną kuopos vadą, dėl kurio ten visi ten versdavosi per galvą, kad pratybose pavyktų, nes labai geras vadas buvo. Tai pasitaikydavo. Bet išimtis patvirtindavo taisyklę, kad dauguma tai ne taip. Tu negali suabsoliutinti, kad viskas buvo blogai. Ne, negali taip sakyti, bet labai svarbu yra santvarkos logika, tada santykis į žmogų. Ir kaip tai nusirita į plotį visą. Ir, sakykime, tai, ką patyrė Lietuvos visuomenė arba kitos tokios okupuotos šalis, tai buvo turbūt ta apatinė dalis dažnai. O tai visiškai tai visiškai absoliučiai taip. Mes matėm pačią žemiausią, pačią blogiausią ir mūsų pradinę kariuomenę, kurią formavo. Kasgi kūrė mūsų kariuomenę? Jūs pagalvokite. Mes neturėjom savo kariuomenės. Buvo išžudyta, ištremta. Kas kūrė mūsų kariuomenę? Čia ne kritika, ne pažeminimas tų žmonių, bet kas ją kūrė? Sovietiniai kadrai. Sovietiniai kadrai. Viena iš jų jūs matot, verstos uniformą, reiškia, yra visiškas vatnikas pasidaręs. Bet jis yra kūrėjas kariuomenės. Taip? Kariuomenės vadas buvo. Bet tai pasikeitė ir aš kažkur girdėjau, Linas pasakojo kažkokiam podcast'e, kad tai užtruko. Turėjo išsimokyti visą kartą, kad tai pasikeistų į tai, kas yra dabar. Tai dar liko 14 metų ir bus kiam metų, kaip pas Mozę. Bet reikia čia budėti, kad nebūtų šuolių atgal, kaip sakant. Jo, jūs nepatikėsit, bet laikas labai greitai lekia ir aš noriu pasitikrinti tokius dalykus, kokie buvo sovietiniai kariuomeniai, ir iš jūsų noriu išgirsti, ar tai realu dabar. Ar kažką galima rasti tokio Lietuvos kariuomeniai. Meluoti, vogti, išsisukinėti, stumti laiką, beprasmė veikla, kažkokiu nors forma gali vykti. Kartais tai reikalinga. Paaiškinkit, dabar jau paaiškinkit. Vogti, meluoti. Ne, aš kalbu apie tą beprasmiškai stumti laiką. Beprasmiškai stumti. Ne, vogti, čia yra kiti dalykai, čia aišku, kad ne, bet kas yra budėtojas, budėtojo tarnyba, kodėl tas kareivis ant tumbo stovi, reiškia, ką jis ten daro? Būti. Būti, taip. Tai yra vienas, iš esmės jis nieko nedaro. Bet tai yra vienas sudėtingiausių dalykų. Pabandykit nieko nedaryti. Nieko nedaryti ir nemiegoti. Ir būti budriam visą laiką. Čia yra tam tikra mokymo prasme. Čia yra logika. Taip? Bet iš kitos pusės, žiūrint iš kareivio pusės, čia kažkaip beprasmybė.
Tu stovi, tu sėdi ant tos tumbos, stovi tiksliau, negali, dabar gali sėdėti ir nieko nedarai. Bet mano pavyzdys būtų kitas, ten pavyzdžiui, dažyti asfaltą, kad atrodytų naujesnis, dažyti žolę, kad atrodytų gražiai. Tai to senai nebėra. Ne, šitų dalykų. Tikrai senai nebėra. Čia, kad kariai nesilsėtų, žinai, kad užknist juos. Tai, ta prasme, tokio nebėra. Tikrai nebėra. Ir mažėja ir tų ūkinių darbų, žinai. Dar mes, man tas paveikslas ten pats pirmas priminė, kaip stumdavom sniegą, nors ten lyg tai nesniegas stumė. Rytą vietoj mankštos, kai pasninga, mes stumėm tokius didelius kastuvus, tokius kaip 3 kastuvai, žinai, metalinius, jie žiauriai sunkus. Stumėm ir tą sniegą kraunam į tvoras, kurios pavasarį būdavo kokių 4 gal metrų ir kokių 4 metrų pločio. Tai vieną vasarą akademijoje tokia tvora buvo. Ir 100 metrų ilgio. Tai po to pavasarį mes ten gal iki birželio ją ardėm ir atgal nešėm ant aikštės, kad džiūtų. Tai bet čia darbas yra, nes reikia nuvalyti tą aikštę, žinai, nes ten mes žygiuojam. Kaip ir racionalu. Tai dabar daug to darbo daro traktoriai, firmos ir kariams nebereikia, žinai, nei ten valyti, nei sodinti žolynų, ką mums dar teko daryti. Bet čia jau ne tai, kad beprasmiai darbai dėl to, kad užknisti. Čia dėl to, kad reikia daliniai tos darbus daryti, kažkas turi daryti, bet tada nebūdavo tokio supratimo, kad karys turi tik treniruotis. Tai dabar mes priartėję, gal jau visai priartėję prie to, kad karys, prie to, kad turi nešioti automatą, bet žmogiška prasme, kad viskas daliniai turi būti skirta, kad kuo greičiau parengti, kuo efektyviau karį. Ir visas jo laikas turi praeiti pratybose poilsį, o visus ten darbeliai, tai firmos ir kontraktoriai turi padaryti, žinai. Jo, tai aš suprantu, kad jeigu kiltų kažkokia ten potvinis, kažkokia tai nelaimė, tai kariai galėtų būti traukti kaip pagalba, tikėtina. Bet, pavyzdžiui, vis grįžtu su palijimais, tai ten svogūnų ravėjimas, rovimas, naudojimas statybose, visokių karininkų namų, dačių, po to, kas ten, kaip vertinti Černobylio vežimą, reiškia avarijos padarinių, tokio kaip, žodžiu, numerių, masės, jėgos, mėsos naudojimo jau nepropaguotų Lietuvos kariuomenė. Černobylio avarija yra truputį kitas dalykas. Čia aš to nelyginčiau, nes krizės atveju, jeigu reikėtų būti mobilizuota visos pajėgos ir kariuomenė taip pat, ir jinai padėtų, nes tai yra visuomenės dalis. Tai yra ta pati visuomenės dalis, kurią lengviausia mobilizuoti, nes jinai yra čia vietoje, jau kareivinėse, taip sakysim, ir dar be to jie ir davė priesaiką, ir jie, reiškia, vykdo įsakymą. Tai viskas logiška. Bet aš suprantu, ką jūs minit. Tai tokių dalykų, čia yra iš principo, čia yra, kadangi pasikeitė pati samprata kariuomenės, suprantat. Tokio dalyko, kad karys dabar, nežinau, važiuoja kažkieno, aš to net neįsivaizduoju. Aš neįsivaizduoju, kaip apskritai tas, kas tokį įsakymą duotų, kiek jis laiko kariuomenį išbūtų. Ta prasme, jūs suprantate, čia aš net kalbu ne tai, kad ten teisėsauga arba, čia aš ne apie tai kalbu. Aš kalbu, kad tiek pasikeitė kariuomenė, kad kiti karininkai arba, nežinau, kiti žmonės sužinotų, kurie tarnauja. Tas žmogus tiesiog tarnauti nebegali, nes vertybės pasikeitė visiškai. Ta prasme, čia mes kalbam apie visiškai skirtingus pasaulius. Jie nėra, tarp šitų pasaulių sąlyčio taškų nebėra. Man labai norėjusi tą išgirsti. Aš suprantu, aš norėjau jums parodyti, kad prieš tai, ką aš nekėjau, kad mes turime suprasti, kad yra kariuomenė, kokie yra, kur yra principai kariuomenės, kurie visur yra vienodi. Ar tai būtų Šiaurės Korėja ar Lietuva. Bet jeigu mes kalbame apie tuos laikus, kurie buvo ir kurie dabar, jie yra tiesiog tai nėra, niekaip nesusiję. Tau teko dirbti kokį nors naudingą darbą? Ne, tai aš dailininkas buvau. Prasme... Bet ten kokių svogūnų kam nors ravėti, ne? Ne, svogūnų neteko, bet ten, aišku, ten kokio sniego, tai daug labai teko ten nukasti ir taip toliau. Bet daugiausia tai aš su teptuku laiko praleidau armijoje, tai ta prasme mano ta tarnyba buvo šiek tiek palengvinta šiek tiek tos rutinos prasme, nes
čia irgi, kaip Balys Sruoga rašo apie konclagerį, tai kas turėjo normalią profesiją, tai geriau gyvena negu sakė, rašytojai ir žemdirbėjai. Tai dailininkas tam tikrą prasme visai buvo sėkmingas. Jo, ta prasme taip, nes nereikėjo kažkam piešti tos Leninus visokius ir įvairiausius ten sovietinės armijos triumfą visokį ant sienų vaizduoti. Dar tokia labai nemaloni tema. Aš dabar iš paskutinių dalykų, ką skaičiau, tai skaičiau Zigmo Stankaus, kaip tampama albinosais ir kur yra minima moteris, tai yra naudojamas toks terminas kekšė, tas toksai saldofoniškas santykis į moteris sovietų kariuomenėje, jisai toksai, kaip labai problemiškas. Ten visi žodžiai ir tas vyriškumas, kad turi būti keiktas, visi jausmai paslėpti, turi būti grubus, ten kas švelnesnė tavyje turi būti užgniaužta. Ir aišku, kad iš vienos pusės, sakykime, terminai moteriams tokie, bet galbūt visi ten gyvena laiškais gautais iš savo merginų, arba ten liudijų netekę. Kaip tu gali, ar tu, pavyzdžiui, Dariau, tas santykis į moteris, koks tavo įspūdis kariuomeniai? Kokios kalbos, nes ten tiek, kiek aš skaičiau, tai baisiai viską šneka, kad net kartoti sunku. Ne, tai iš tikrųjų reikia turėti omeny, kad tu 2 metus sėdi uždarytas, žinai, ir daugelis kareivių išeina į armiją turėdami įsimylėję, ten turėdami merginas, aišku, tos merginos susiranda kitus per tą laiką, ta prasme, tai natūraliai taip vyksta, nes 2 metai tai yra, kai tau ten 19 metų, čia yra visiškai crazy, ta prasme, laiko, tai atrodo kaip visas gyvenimas, atrodo, kad tai niekada nesibaigs. Ir vienas iš sunkiausių dalykų yra būtent ištverti tą laiką, kuris tampa tokių stovinčių, begalinių, tokių, reiškia, ką tu bedarytum, reiškia, ar tavo ten tokia tarnyba, ar kitokia, bet tas laiko tėkmės, reiškia, ištvėrimas yra vienas iš sunkiausiai išbandymų. Ir aišku, ten visokių, ten blevizgų kalbų, ten, ta prasme, kažkaip tą laiką stumti reikia. Tai, ta prasme, ten leksikonas belenkoks sukasi, aišku, ta prasme, nes jokių ten ribų nėra ir kiekvienas ten gali išlieti savo, reiškia, kažkokį pyktį susikaupusi ir taip toliau, tai, taip veikia visi. Taip, aš suprantu, kad viena yra kalba, keiksmažodžiai yra kaip ir iškrova, ar pavyzdžiui, gal ir aš kai vairuoju, šneku ne taip gražiai kaip čia prieš kamerą, bet man atrodo, kad dar visai svarbus tas rusiškas arba tas sovietinis santykis į moterį ir apskritai, kad jisai plito su ta smurto kultūra plėtojama, arba tu, arba tave, tai moteris yra kur tave, toksai, bet aš įsivaizduoju, kad Lietuvos kariuomenė, kur tarnauja ir moteris, stipriai labai keičiasi šitą situaciją ir leksiką ir apskritai, kokia laikysena skaitoma kieta, keiksmažodžiai, kiek jie figūruoja, ta prasme, kas yra norma. Nes aš čia skaitydama visą tą, reiškia, medžiagą iš sovietinės, tai labai prie tų kitų normų turėjau pristaikyti. Kokia norma čia? Aš gal tokį irgi mačiau posūkio kampo, kai Karo akademijai pradėjo priimti merginas 2 pirmais. Ir mes buvom 5 vadovavom tam kursui, kuris turėjo pirmasias 8 gal tarp beveik 100 vyrukų. Tai labai įdomu buvo matyti, tai globėjiškas santykis. Jeigu klausit, koks santykis, tai labai matėsi globėjiškas. Ir ten tos merginos, kai kurios buvo už kuprinę mažesnės. Tai toks zuikutis bėga ir kuprinė labai didelė viršui. Ir matėsi, kai būrys periminėja vyrukai tas kuprinės, ten duok, čia kuprinės jau nebėra, po to zuikutį jau už rankos kažkas, po to kitas už rankos ir datempia iki galo. Tai
Ir dabar tos merginos taip įsiliejusios, ten į ranką spaudžia, žinai, anksčiau būdavo, tai labas, čia rankos neduodu, čia labas, nes merginom neduodam rankos, ne, nu, Lietuvoje taip yra. Bet po to kažkaip pasidarė, kad merginos kaip vyrukai, viskas taip vienodai. Mes laukiam, kol mergina pirma bus kopos vadė kariuomeniai, žinai, kažkada, dabar laukiam, kol bataliono vadė, dabar liktai dar nėra. Tai kažkaip taip, man atrodo, kad toks, nu, santykis kaip į partnerį toksai. Toks galiausiai tapo žmogumi irgi. Bet, nu, tada tokioj... nu, šitam kontekste, bet tada ir ta leksika tokia nelabai įmanoma, kai tavo... Bet būdavo instruktoriai, žinai, kur supriešina kažkaip, nu, va, čia nepadarė, ką būrys galvoja, tai jeigu, nu, merginos ką nors nepadarė, tai ten tą iššaukti tai nesunku. Pasipriešimų. Tai čia dėl jų mes atsiliekam. Tai būdavo tų momentų. Bet čia grinai asmenybė, jeigu iššaukėt. Bet šiaip aš manau irgi, nu, ten, kad ir toj sovietiniai kariuomeniai labai daug viskas priklausydavo ir nuo vadų pačių, kas vadovauja ten. Ir kuopai, ir būriui, ta prasme, nes iš tikrųjų labai nu, daug įneša vado asmenybė to atmosferoj, labai daug keičia visoje toj socialiniai. Rusiška kultūra yra prievartos kultūra, nes kas iš jūsų turbūt suprantat, kokią kalbą jūs keikėte čia visi. Na, ir tai yra iš karto, reiškia, mes matom, kad berim. Žiūrėkit, kokia yra patarlė labai tokia, priežodis rusų, labai mėgstamas tautoje. Žinot, koks tai yra? Grįžai namo, duok kirvių bobai į snukį. Jeigu verkia, reiškia nori dar. Čia rusų kalbos priežodis yra. Tai suprantate, reiškia, iš kur tada, nu tai tas yra, kariuomenė yra visuomenės dalis, reiškia, tu patenki ir tu tą vartoji. Dabar apie Lietuvos kariuomenę, nu žiūrėkit, aš tas paėgose, kai aš tarnavau, mes neturėjom kovinių moterų, tiesiog, nes, kadangi visiems lygus reikalavimai, taip? Bet tuo metu Izraelio partneriai mūsų įspėjo, kad žiūrėkit, sako, tik neturėkit tarp savęs, nepasiimkit su savimi į kovinės situacijas moterų, nes bus blogai. Mes sakom, kodėl blogai, mes nesusipyksim, ne, sako, žiūrėkit, kas bus, jeigu nedaug dieve, įvyks kovinė situacija kažkokia ir ją sužeis, visa tvarka pakrinka, nes visi bėga ne priešą, reiškia, bet ją gelbėti. Čia taip yra. Ir tai iš tiesų yra, kaip romantiška, kaip gražu, bet iš vado pusės žiūrint, tai yra visiška betvarkė, ta prasme, tu negali to leisti. Ir dabar, reiškia, jau dar užbaigiant apie tas moteris. Kadangi man teko pradėti kurti atrankas ir būti atrankos vadovas, ėjau, žodžiu, pareigas ir pas mus atėjo dirbti buhalterį. Tarnauti, buhalterį. Ir irgi tokios smulkutė, visą kitą, reiškia, o pas mus visiems sąlygos yra lygios. Ir, nu, aš mes pažiūrėjom atrankos instruktoriai, Stasijos vardas buvo, nusikau, norit pas mus tarnauti, nu pradėsim nuo prisitraukimų, reikia 15 padaryti. Ir jinai taip ramiai užšoko, 15, dar? Galvoju, ir ką aš noriu pasakyti, tai jinai pas mus būdavo aukso vertės paskui, nes labai mažai, ir dabar dar prastesnė situacija yra, bet jau tada labai mažai ateidavo vaikinų, kurie buvo fiziškai pasirengę. Nu, dėl įvairių dalykų. Dabar jie visai visi iškrypė yra. Nu, ta prasme, fiziškai turiu menygę, nu, nesportuoja, yra sveikata prasta, dėl to, kad sėdi kompai, sakyt. Bet prieš 25 metus irgi nebuvo labai gerai, bet dar ne taip blogai kaip dabar. Nu, bet kartais jie ateidavo ir sakydavo, čia nesąmonė, aš net 15, kas gali padaryti 15 prisitraukimų. Nu, ir aš iškai 100 atrankos tų vaikinų, kurie čia atėjo, ir mes Staselę. Ir jinai tokia, reiškia, Martina, mes ją nepasiekdavo, reiškia, tai mes pakeliam ir jinai, tiem visiems. Nu tai va, tai jinai buvo čia pirma moteris, kurią mes nešiojom ant rankų, ta prasme, kad, nu, tiesioginė prasme pakeldavom padaryti, kad jinai galėtų prisitraukimą. Nu, šitos istorijos visada labai įkvepia. Dabar norėjau, Aurimai, jūsų paklausti, labai daug analizuojat ukrainiečių kariuomenę ir aš taip įsivaizduoju, kad šitam kare iš karto buvo labai svarbu ukrainiečiam priimti tą etiškos kariuomenės poziciją. Ar jie kažkaip
kad jie būtų geriečiai, rusai aiškiai blogiečiai, kad mes galėtume juos stipriai palaikyti, bet ir apskritai tas noras būti gėrio pusėje. Galėtumėt išplėtoti kažkaip probleminti šitą mano pastangą įvardinti, kaip svarbu būti tą tokią kitokią kariuomenę. Ukrainiečiai nekariauja su civilizuota kariuomenė. Ne? Duosiu vieną tai pavyzdį, vadai rašinėje, tai kad tie žmonės, kurie netiki, nes niekaip negali patikėti. Prie Bachmuto buvo belaisviams ukrainiečių nupjautos galvos ir jos pamautos ant kuolų, tam, kad žmonės, kurie mato savo draugus, kad jie sulaužytų jų moralę, taip? Ukrainiečių. Tai jūs įsivaizduokit, ta prasme, kai tu matai savo kovos draugą, kaip tu jautiesi ir kaip tada tau išbūti toj gėrio pusėje. Pabandykit paaiškinti tam kariui, žiūrėk, tu čia gražiai, ačiū, prašom. Jeigu sulaikysi belaisvis rusų, ta prasme, tai jokių būdų jo nemušk, ten tiesiog sakyk, tenais gal nori atsigerti ir pavalgyti. Įsivaizduojat, ta prasme. Daugelis iš jų ir vadai, jie suvaldo, ta prasme, tą situaciją, kiek teko man matyti, bet aš meluočiau, jeigu aš pasakyčiau, kad jie suvaldo ją visada. Tai normalu, bet iš tų žinių, kur mes gaunam, tai iš principo baisesnės žinios yra, kaip rusai elgiasi su saviškiais, negu kartais ukrainiečiai elgiasi su rusų belaisviais. Taip, kaip elgiasi ukrainiečiai kartais blogai su rusų belaisviais, tai yra tiesiog kurortas. Tai, kaip elgiasi rusų kariai, karininkai turbūt ne visada, bet kariai su kariais, čia net nėra ką lyginti. Ta prasme, čia yra, jūs įsivaizduokit, ta prasme, jeigu žmogus yra sužeistas, tai jisai pasirenka geriau eiti į fronto liniją ir žūti, negu grįžti atgal. Čia apie rusų pusę kalbu. Kaip pagalvoji, kas turi būti, koks žmoguje turi būti trauma, ta prasme, kad jisai ir yra nufilmuota, ar medžiaga yra perduota ir prokurorams, ta prasme, kai rusų karys, pavyzdžiui, su rabintais. Jis eina į mūšį. Jis pasirenka. Tai čia tada jau mes grįžtame į šitą medžiagą. Taip, tai čia yra, ir dėl to, ką mes čia kalbam, čia yra ne tai, kad, ir labai man teisingai, nes man tas patiko mintis, čia ne kad fiziškai prievarta sistema yra taip padaryta, ta prasme, tave taip sulaužo, kad tu tiesiog. Taip patys ukrainiečių kariai, kurie prabuvę yra nelaisvėje rusų, 2 metus, 3 metus. Jie yra, jų gyvenimai tiesiog yra, ir labai sunku bus juos atstatyti, ta prasme, nes sistema yra taip padaryta, kad tave sulaužytų. Visų pirma, psichologiškai. Nes fiziškai sulaužė, jeigu gal nematėt, neskaitėt, kai kurių yra čia atsiliepimai. Tai vienas čia, keli buvo Lietuvoje atvažiavę pas mus reabilitavosi. Tai viena iš jų svajonė buvo, kad jį užmuštų tiesiog. Kad muštų taip, kad užmuštų, nes viskas, jis nebegali, jeigu žmogus pakelt. Bet ne fizinio smurto negali pakelt. O psichologinės prievartos, kartu sudėtos. Čia yra baisiausia. Kai aš jūs kalbinau kiekvieną, dalyvauju šitam pokalbį, sakiau, kad tikslas yra parodyti, kaip stipriai mes skiriamės ir kaip mes esam geriau. Ta prasme, mes jau esam taip geriau, kad mums sunku pereiti į tą registrą minčių, kad suprasti, kaip taip galima, tai jau yra labai geras ženklas. Bet turbūt jūs galvojate, sukat savo galvoje tos argumentus, motyvus, tai aš labai norėčiau, kad mes gal išsakytume juos pabaigai ir kažkaip rastume dar kažkokią viltingą gaidą pabaigai, tai gal Linai. Man atrodo, mes šitiek pasakėm, kad be šansų, kad taip dabar būtų, kad nežinau, ką čia be pridėti. Man gal didelis posūkis yra, kad dabar daliniai kariuomenė orientuojasi į tikslą, į treniruotės, pratybos, tam, kad efektyviai kovot. Kai tada didelė energija buvo skirta, kaip čia juos kažkaip laikyti, kad jie netriukšmautų, kad mums neknistų protą, kad karininkam neknistų protą. Tas rengimas buvo bala nematė, vaidinsim, kad generolai tikėtų, kad mes kažką čia ruošiamės, bet iš tikrųjų ramiai būt, ten biški pabėgioja, bet tegu skuta bulvės, kad tik tai viskas neišeitų už dalinio ribų ir man tas laipsnis nenukristų. Tada man norisi ne iš detalių, bet iš tokios, ko siekia kariuomenė.
O dabar viskas orientuota, pratybos, žinai, jeigu prastai pasiruošiai, prastai įvertintas, kartot ir visi suinteresuoti, žinai, kuo efektyviau veikti. Tai tada ir ta motyvacija tampa ne dėl to, kad tu myli žmonės, bet dėl to, kad tau reikia, kad jie padarytų darbą ir tu kaip ir priverstas juos visus pažinti ir tartis, ko čia tau trūksta, kaip čia padaryti, kad rytoj mums pavyktų. Tai man atrodo, su tuo kažkaip neįmanoma čia atgal nužengti. Net jeigu ir norėtumėm. Man atrodo, jau per sunku. Ir aš galvojau vienu metu, kai baigėsi misijos ir grįžo Rusijos grėsmė 14 su Krymu. Ir tada galvoju, mūsų kariai jau nežino rusų kalbos ir nepažįsta priešo kultūros. Tada nebuvo video iš fronto, žinai. Ir galvoju, mes prieš misijas darydavom priešmisinį rengimą, ten keli mėnesiai skirti pažinti islamo kultūrą, ten žiūrint į Iraką ar Afganistaną važiuoji, kad suprast, kaip jie veikia, kaip jie galvoja. Tai dabar jau tikrai reikėtų rusų kultūros studijų, žinai, kariams ir karininkams, kad suprast, kaip jie veikia, kaip jie galvoja. Dabar iš to fronto vis gaunam, bet man atrodo vis dar nesuvokiam, kaip jie linkę aukoti tos žmonės, eiti per bet kokius principus. Aš tai galvoju, kad jaunimas, kur nesupranta rusiškai, daug šito nesuvokia. Tai jam ir nesuvokti tiesiog, net jeigu ir norėtų. Aš turbūt nieko naujo nepasakysiu, pasakysiu tik tai tiek, kad Lietuvos kariuomenė, Estijos, Lenkijos, Latvijos kariuomenės, rytinio viso alijanso kariuomenės turbūt labai gerai supranta, ypatingai per pastarosius 4 metus, tai ypatingai puikiai, nes aš, kai atėjau prie spec pajėgos, mes atėjom, ruošiamės tarnaut valstybei ir kariauti už valstybę. Pokytis įvyko dar toliau. Šitie žmonės, kurie dabar yra, man atrodo, jie, kiek aš pažįstu jų, ypatingai jaunesni, gerokai už mane, jie ateina tam, sako, aš ateinu tam, kad nereikėtų kariauti ir kad būtų taika. Arba jeigu aš kariausiu, tai kariausiu dėl taikos. Ta prasme, aš sugadinta kartą. Mes atėjom išmokti kariauti ir atėjom kariauti. Įvesti tvarką, padaryti tvarką. Taiką, bet taip su tikslu, kad jeigu aš jau tiek į tave sudėjau, tai aš kariausiu. Šitie žmonės ateina treniruojasi tam, kad užtikrintų taiką, kad nereikėtų kariauti. Tai čia esminis turbūt pasikeitimas, kuris yra labai labai svarbus. Aš taip šviežiai čia praėjęs dabar. Jau karo komendantūrą, su žmona praėjom, 3 vaikai tarnauja, tai žodžiu, bet 3 sūnus baigė dailės akademiją, 2 iš jų. Tai jo, ką noriu pasakyti, tai patyriau ir pats šiek tiek tos batus per komendantūros, tos mokymus. Ir viskas yra civilizuota, ką kalbėjote apie keiksmažodžius kažkokius, tai per visą tarnybos laiką vienintelį kartą girdėjau šaudykloje keiksmažodį. Netyčia įsprūdo ir buvo didžiulis sujudimas tarp karininkų. Iš tikro, viskas šviežia, rugsėjo mėnesį praėjau. Nors ten ginklai, ten šoviniai, ten įtampa didžiulė iš tikro, nes, iš tikro, tai va, tai ką norėjau pasakyti, ar mes pasiruošę prieš kažkokius, tarkim, kažkokius gyvulišką kariuomenę gintis ar kariauti. Ar mes to mokomės? Jūs norite išgirsti tiesą, ar norite išgirsti pagražintą variantą? Ne, aš praėjau, aš tiesą savo turiu jau. Tai aš norėjau tą užreplikuoti, ar tai yra gerai. Čia toks retorinis gal klausimas. Ar tai yra gerai? Nėra tokio atsakymo gerai, blogai, suprantat? Tiesiog. Bet sąlyginai tai yra gerai. Tai, kad mes esam civilizuoti ir tai, kad mes... Nes kariuomenė yra paskutinė, dar policija, gatvės policininkai, taip? Jeigu jau jie, tai tada mes jau visiškai esam, tada vakarų dalis, vakarų krikščioniškos civilizacijos dalis pilnai 100%. Tai šia prasme, aš manau, kad yra gerai. Mes dažnai nukrypstam į tą agresijos supratimą kaip emociją, kad aš turiu būti agresyvus, žudyti visus, žinai, ir su kitais irgi bendrauti. Ir dabar toj Trumpo komandoje, čia kur Pentagonas keičiasi, kur susikvietė kalbą, tą pasakė ten 400 generolų. Tai aš pradžioj galvoju, gerai, jie orientuojasi dabar į agresiją, kad nebebūsim tą minkštą kariuomenę, čia viską toleruojantį, dabar jau varysim. Bet kai pažiūri visus veiksmus, kas daroma,
Tai į fizinę tokią, kad visi vienodi, tai kaip ir okei metodai, bet aš kaip suprantu, kariuomenės agresija tai ne per tai, kad aš kažko nekenčiu, o per tai, kad aš netikėtai atsiduriu ten, kur priešas nesitikėjo, labai greitai nugaliu ir va čia yra kariuomenės operacijų agresija. Kai operacijos yra netikėtai greitos, iš netikėtų pusių, kai labai gerai smegenys dirba vadų ir karių ir jie sugeba įviliot priešą kažkur agresyviai greitai, bet ne su agresyviais veidais. Tai jie dažnai nukrypstama prie tų, kad mes paruošim tuos karo vilkus, žinai, bet čia ne apie smegenų darbą, žinai. Tai jie eis žudys, bet reikia gerų sprendimų, žinai, o ne tik tai piktų ten saldofonų. Aš pasiūlysiu viltingą mintį. Man atrodo, kad Rusijos, kaip ir sovietinė, labai daug fasadiškumo turi. Iš tikrųjų, tai ten skurdas, nedavalgė, toksai, silpna ta kariuomenė. Visokių, aišku, jie turi negarbingumą, ta prasme, nesažiningą kovą tokią kaip pranašumą, sakykime, kaip pranašumą, blogą pranašumą tokį, kuris gali galbūt sutrikdyti, bet, man atrodo, kad net jeigu aš visiškai ne iš karininkų, kaip sakant, matau tą, tai ir kareiviai, man atrodo, tą mato, kad jų metodai ir istorija rodo, kad jų metodai yra tokie. Ir tada galbūt mes turim kažkokį kitą pranašumą, būtent sutelktume, kažkokioj taktiniai, strateginiai. Labai trumpai atsakysiu ir čia visiems atsakysiu, kad suprastų irgi, ką aš noriu pasakyti. Mes vadiname Rusijos kariuomenės žmonės, kurie žudikai, prievartautojai, kariais. Bet kai aš juos vadinu kariais, tai tam, kad jūs suprastumėt. Aš jų seniai nevadinu kariais. Tai nieko neturi bendro su kariavimu. Nes karys, bet kuris, ir eilinis karys, ir karininkas, nesvarbu. Karys turi jis ne tam tikras, turi labai aiškiai apibrėžtą kodeksą. Aš nekalbu apie tarptautinės humanitarinės teisės, bet yra nerašytos normos, yra dalykai, kurie iš tavęs daro karį. Ten nėra kariai. Tai šia prasme, tai yra geriausias apibūdinimas, kurį tikrai galima parinkti, tai yra orda. Orda, bet tokie, kuri eina ir tada, kai mes kalbame apie mūsų pasirengimą, tai mes sakome, mūsų tikslas yra taikos vardan tą ordą sustabdyti. Ir kai aš kalbėdavau su ukrainiečiais, aš sakydavau, jūs esat kariai, jūs skiriatės nuo ordos, jūs esat kariai. Taip įsimė žmonės, taip prasiveržia, taip jūs netyčia sudavėt tam karo belaisvių, netyčia, taip gavos. Bet jūs karys, suprantat, ką jūs padarėt, atsiprašot, daugiau taip nedarot, viskas. Įsisąmoninot, baigės. Tai jie yra kariai, mes esam kariai. Čia esminis dalykas, tas skiriasi nuo kitos pusės. Aš manau, nedaug kas tam prieštaraus. Ir kokia antra viltis, pavyzdžiui, viltingas dalykas, tai turime čia Arvydą Šaltenį, šito kūrinio autorių, ir buvo rektorius Dailės akademijos. Turime Joną Vaitekūną, kuris dėstytoja Vienožinskį. Tai yra du žmonės, kurie labiausiai propaguoja eiti į lietuvių kariuomenę, kad būtent reikia ir apmokymų, tiesiog mokymo įstaigose labai už tai propaguoja, nes tai yra svarbu ir tai gali būti visiškai kita patirtis, negu buvo